Sveiki. Pirmiausia, 19-20 kovo, štai ketvirtadienį, penktadienį, Briuselyje vyksta Europos vadovų taryba. Kai kas pasakė jau dabar, kad 3 vadovų tarybos sudėtos į vieną. Kodėl? Iš esmės visi klausimai labai sudėtingi, rimti ir reikalingi greitų, protingų, ilgalaikių sprendimų. Pradėkime nuo Ukrainos. Orbanas prieš 26. Tokia yra situacija. Orbanas nekeičia savo pozicijos, toliau reikalauja, kad Ukraina iš pradžių paleistų taip vadinamą naftą, rusišką naftą per družbą į Ukrainą. Žinom, kodėl tai nevyksta. Rusai subombardavo sausio pradžioje, pataikyta į pompavimo stotį. Paskui vyko įvairūs labai sudėtingi technologiniai procesai. Aš manau, ukrainiečiai tikrai turi techninių argumentų, kodėl tas dalykas nevyksta. Kągi, von der Leyen nusiuntė komandą, technikų komandą įvertinti visą situaciją ten vietoje. Kol kas dar nėra jokių pranešimų ir pažadėjo finansinę paramą. Paradoksalu, kad už ES pinigus mes pompuosime naftą į Rusijai draugiškos vyriausybės saugyklas. Kągi padarysi? Galbūt tai yra kaina tam, kad Ukraina gautų 90 milijardų. Bet kol kas jokio sprendimo nėra. Atrodo, kad Orbanas atvyko labai susikoncentravęs ir tebesilaiko savo pozicijų. Kągi, dėl Irano matėme, ES pozicija yra tokia, sakyčiau, kaip ir neaiški, remiasi tarptautinė teisė, daromos referencijos į kažkokius susitarimus ir panašiai. Pasakysiu taip, šiek tiek pasimetimas, galbūt net ne pasimetimas, bet kritika Jungtinėms Amerikos valstijoms, Izraeliui, galbūt kartais pagrįsta, ypatingai Izraeliui, kuris bombarduoja Irano dujų ir naftos versloves. To nereikėtų daryti, kadangi tai tikrai rimtų būdų paveikia tarptautinę energetikos rinką. Mes mokam visi už tai aukštesnę kainą. Nereikėtų to daryti, apsiriboti kariniais taikiniais, apsiriboti tų blogiukų, sakykime taip, sugaudimų, energetiką palikite savo. Jeigu taip ir toliau vyks, tikrai naftos kainos, dujų kainos eis į viršų, o tai iš tikrųjų niekam nereikalingas dalykas. Ką ES gali pasiūlyti? Aspridės misija, tai yra karinių laivų misija, kuri pradžioje buvo skirta Raudonajai jūrai apsaugoti, galbūt gali būti mandatas ištestas į Hormuzo sąsiaurį, bet aš noriu pasakyti, kad tai yra labai silpna misija. Tik 3 laivai, ar ne? Labai nėra didelio noro iš valstybių narių, girdėjome jau dabar, yra jau prieš šitą susitikimą, valstybės narės atsisakė teikti savo karinius pajėgumus ir panašiai. Tikėti stebuklo aš nesitikiu, greičiausiai bus sprendimas, kas nori, kas gali, tas prisijungia, bet iš to didelės naudos nesitikėkime, nes iš tikrųjų Hormuzo sąsiauryje reikia rimtos karinės jėgos, kuri sugebėtų iš tikrųjų imtis karinių priemonių. Ketvirtadienį Europos parlamento tarptautinės prekybos komitetas balsavo 29-9, kitaip tariant, pritarta ES pozicijai prekybiniuose susitarimuose su Jungtinėm Amerikos valstijom. Kas čia yra svarbu? Dar 25 metais, kuomet von der Leyen susitiko su Trumpu Škotijoje, buvo priimtas bendras sprendimas, po to įvyko įvairiausių nenumatytų dalykų. Mes žinome Trumpo politikos darimo margumus ir, sakyčiau, tokią fantaziją, ar ne? Jis vieną dieną priima, paskui padidina, paskui sumažina tarifus ir taip toliau ir panašiai. Kągi, ką reiškia šitas parlamento komiteto sprendimas, kuris beje dar turės būti patvirtintas 26 dieną, kuomet Europos parlamentas turės mini sesiją. Tai reiškia, kad ES pozicija yra tokia, kad mes priimame susitarimus, bet reikalavome, kad jie būtų tokie, kaip buvo 25 metais, jokių padidinimų ir pakeitimų, ar ne? Ir jis įsigalios tik tai tada, kada Jungtinės Amerikos valstijos sugrįž prie savo pradinės pozicijos, sakyčiau taip. Ir dar viena pataisa dėl plieno ir aliuminio. Laukiama, kuomet Jungtinės Amerikos valstijos sumažins tarifus nuo 50 iki 15. 15 atrodo jau priimtas bendras tarifas, kurio abi pusės turėtų laikytis. Ar tai bus pakankamai
aiškus signalas Jungtinėm Amerikos valstijom, pamatysime, atrodo dabar vis dėlto dominuoja geopolitika, o joje yra labai daug emocijų, labai daug neapibrėžtumų ir kartais, sakyčiau, tokių staigių judesių, kurių prekyba ne visada mėgsta, ar ne? Tai mes pamatysime, bet manau, kad ši Europos pozicija yra suprantama, aš jai pritariu ir tikėsimės, kad jos bus laikomasi, pasiekiant abiem pusėm, aš noriu pabrėžti, iš esmės geriausio sprendimo. Kągi, grįžtant prie Lietuvos, turiu pasakyti, kad valdančioji koalicija kietai tebesilaiko savo pozicijų, ar ne, tiek LRT klausimų, jų pozicijos čia visiškai nesiskiria nuo to, kas buvo pasakyta anksčiau. Čia yra mums visiems perspėjimas, kad nieko gero nesitikėkime šioje srityje ir jie toliau stengsis užgniaužti burną LRT ir bandyti kišti ranką į žurnalistikos reguliavimus ir panašiai, parinkinėti žurnalistus, komentatorius ir taip toliau. O kitas dalykas, matėme iš tikrųjų, aš sakyčiau, tokį begėdišką, visiškai žemos kokybės politinės kultūros sprendimą, kuomet valdantieji parėmė Nemuno aušros delegacijos vizitą į Vengriją. Iš tikrųjų, tai yra profanacija, tai yra žemas politinis lygis, tai yra tai, ko nesinorėtų tikėti, kad taip gali įvykti, bet kuomet Seimo pirmininkas balsuoja ir jo balsas yra lemiamas, mums visiems yra signalas. Jie galvoja tik apie save. Ši koalicija yra apie išlikimą, savo išlikimą, mūsų visų sąskaitą. Gero jums savaitgalio ir iki.